ešerį, labas. Mūsų ešerys irgi jau senbuvęs. Buvo neglostomas katinas, dabar toksai kaip nuotaika, taip ir glostos. Jeigu nuotaika, tai gerai, o jeigu ne, tai jis maždaug paglostyk mane akimis. Bet jau jisai sujaukėjo. Buvo labai nedraugiškas. Nu, šalpusnė. Šalpusnis irgi dairosi namučių, jie buvo su sese, dviese. Puriena buvo, Puriena užvažiavo namo. Irgi siuntė čia kada moteris, kad berods gal po 2 mėnesių išlindo katė pasiglostyti, nes irgi buvo baikštukė tokia. Prieglauda ilgi nebuvo, taip, parsivežė namo, stresavo jinai, nes kitas katinėlis buvo. Bet dabar, kiek mačiau, viskas prasilaužė, viskas gerai. Jo, mūsų šalpusnis toksais gražiai sudėtas. Taip, gražiai sudėtas šalpusnis. Labai mielas katinas, jaukus. Painuolis. Va čia mūsų ligoniukas buvo atvežtas sukandžiota uodegėlė. Dabar jau viskas sugėjo. Veterinarai sutvarkė. Jaukus labai katinas, taip. Labai jaukus. Su kokiu seilinuku gruožita, gruožė. Tai va, ir visi žiūri į duris, visi laukia savo šeimininkų. Kas myli šunelius, prašom, stoties 12, atvažiuokit, pasivedžioti, ten labai reikia pagalbos. Žinokit, dar trūksta pinigėlių. Dar trūksta, va pasakysiu merginom, kad šiandien atnaujintų postuką. Labai vat gerai, gera savaitė buvo, kad gavom dovanų ir konservų, kur vat moteris dar užsakė leliukams, nes turim 5 šeimynas su mažiukais. Ir šiandien tiesioginė transliacija vyko po šunelius, tai irgi merginoms labai bėda ten su sausu pašaru. Tai dar kada neturi šlapio, tai gali kažkaip tai išlaviruoti be šlapio, o kada be sauso, tai jau viskas labai blogai. Varškėtė, tau užėjo durnacija. Varškėtė, va kaip jis gražiai žaidžia. Įspūdingas katinas. Varškėtė, pats su savim žaidžia. Oi, varškėtis dykas.